Ar tokios rungtynės teikia džiaugsmą? Patys viską matėt, rezultatas šneka pats už save. Tai kaip ir minėjau, sakau, galiu tik pasveikinti savo vadovą, komandos Martyną su gimtadieniu. Šį pergalį tau. O daugiau labiau stengiamės iš tikrųjų, kad žaidėjai nepasirinktų kortelį. Nepavyko. Ir nepavyko. Ir vis tiek emocijos užvaldė ir šnekėjo, ko stengiamės, kad iš tikrųjų nebūtų. Varžovai iš esmės vieną šansą turėjo per rungtynės. Sutinkat, kad ten tam epizode prie 2-0? Atsipalaidavom šitoje vietoje. Kiek jūsų komanda šiandien procentų pajėgumo žaidė? Vieną koją. Kodėl šios rungtynės skiriasi nuo 2015 metų finalo? Vienos priežasties gal nepasakysiu. Pirma gal į galvą šauna, pas mus keitimų buvo gal 6, pas juos 1 berods. Ir tai tie, kurie žmonės, kiek pažįstu iš veidų, tikrai ne pagrindinės sudėties. Bet nepaisant to, sakykime, pirmą kėlinį jūs jiems pagal reikalą pralaimėjot. Pagal reikalą, pagal savo, mes nesam tiek techniški, gal jeigu perinam per visas pozicijas, mes negalim su jais konkuruoti, sakykime, technikos atžvilgiu, privalome jį atiduoti, nenori. Jėgų kainuoja tie išėjimai tiek ir stengiamės užsistoti savo aikštelį, nelabai gavosi, jo, pramušėme. O ką kalbėjot per pertrauką? Ką jūs taip labiausiai pakeitėt žaidime? Agresyvumą. Paprašėm kiekvienas kito, kad atiduotų visas jėgas, agresyviai eitų į priekį, nebėra jau ką prarasti. Čia sakau, netkrintam, ar 0-1 ar... Prie 1-2 atrodė, kad didėja įtampos, daugiau kalbų iš jūsų komandos žaidėjų. Taip iš tikrųjų buvo, ar tik įspūdis susidarė? Aikštėje šiandien dėja negalėjau būti, nejaučiau, kaip buvo aikštėje, turbūt buvo, bet labai visi norėjo. Labai norėjo laimėti už praeitus metus ir 3 taškų mums labai reikėjo. Labai norėjom, dėl to gal tos emocijos išlipo paviršių. Ar Žaibo Kirtis dar gali tapti čempionais? Ne. Ar po šiandienos rungtynių mes galim konstatuoti, kad 2015 Žaibo Kirtis buvo geresnė komanda nei 2016? Buvo geresnė. Mes turime 6 traumuotus žaidėjus. Praktiškai visa gynybos linija yra iškritusi. To pasiekoje mes praleidžiame labai daug įvarčių. Bet negaliu pasakyti, kad mūsų puolamasis potencialas blizga. Tai šitie 2 faktoriai iš principo lemia rezultatą. Taip pat keletą ir daugiau negu keletą smulkmenų. Tai kaip matėme šios dienos rungtynėse. Bet turbūt net tada, kai tie žaidėjai pradėjo kristi, neįsivaizdavot, kad bus tokia nekokia serija, taip švelniai tariant. Negalėjom prognozuoti. Iš principo, kadangi tie žaidėjai, kurie iškrito, turėjo jau atsigauti, arba buvo pakeliui į atsigavimą. Kiti iškrito per pirmas 2 rungtynes. Tai labai sunku pamatoti tokius dalykus. Po šiandienos rungtynių galim teikti, kad vasaros futbolo lyga turės naują čempioną? Nedrįsiu prognozuoti. Mūsų komanda kovos iki galo ir bandys siekti maksimaliausių tikslų kitose rungtynėse, kiek mums liko. O jeigu klausite apie šiandien rungtynės dar visgi, tai drįsčiau vertinti, kad mes nebuvome prastesnė komanda. O tai kas nutiko tam antram kėliny? Prie 2-1 jau atrodė varžovai ir nervingesni tapo ir viską turėjot savo rankose. Kaip ir sakiau, futbolas susideda iš daugybės smulkmenų. Taip pat nepaskutinį vaidmenį šios rungtynės sužaidė ir fizinės kondicijos. Pradėjom skubėti, pervargimas, nebuvo atitinkamų adekvačių keitimų. Tai tiesiog Vilkų komanda sužaidė puikias taktiškai rungtynes. 4 smūgiai į vartų plotą, 4 įvarčiai. Pavydėtų bet koks pasaulinio lygio futbolininkas tokios statistikos ir tokios realizacijos. Bet, kaip ir sakiau, smulkmenos ir progų išnaudojimas lemia galutinį rezultatą, sveikinu Vilkus su puikia pergalė. Galutinis rungtynių rezultatas turbūt neatspindi tos įtampos, kuri buvo aikštėje. Jo, aš manau,
kad tikrai buvo labai geras rungtynės, manau, jeigu kažkas žiūrėjo, manau, turėjo patikti jiems, nes nebuvo taip, kad kažkokia komanda labai uždarytų gynybai. Mes, aišku, mes stengiamės labiau kontroliuoti varžybas. Antroji pusėje pradžioj, manau, tos pirmos 10-15 minučių buvo labai įtemptos ir labai geros ir, manau, ir vieni ir kiti norėjo įmušti, bet kai jie išlygino, aišku, Sėdo tada truputį baterijos. kaip tik nesėdo, ne tai, kad sėdo, gal kokias 5 minutės bištai buvo nusivylimas, tas sėdimas, bet po to vis tik šiaip, šiandien, manau, šį sezoną, kai mes žaidėm, manau, pirmas rungtynės, kurios buvo užsivedę. Vis laik žaidom gerai, bet šiandien buvo šiausia komanda visą užsivedė ir stengiasi kovoti iki pasiekimo galutinio taško. Šiandien jau labiausiai priminė tą komandą, kuri žaidė pernai užpernai. Nu, pagal tai, kad įmušėm įvarčius, tai, bet pagal žaidimą, manau, mes visą laiką stengiamės, mušam, žaidžiam, bet ne visą laiką gaunasi. Kaip Oniksas? Oniksas, manau, kad gerai žaidė, net nei jie stovėjo gynyboje, nei ką ir atakas organizavo, stengiasi pulti, nežinau, gera komanda. Nepagalvoju, kad prieš jūs taip žaisti negalima. Tai ne, aš manau, kad turnyrinė lentelė rodo, kad nesame jau vienais kažkur tai pirmoje vietoje ir kažkokie nenugalimi. Prieš rungtynes atrodė, kad ŽV galime strimti iššūkį. Ką jūs patys galvojot? Galvom, jeigu jie susirinks, tikrai gali. Tai jūs pamatėt, kada susirinko. Tai ir iš tikrųjų išėjom ganėtinai susikaupę ir pirmam kėlinį tikrai jie kelias atakas tokias padarė, kad vyrai pamatė iš tikrųjų, kad negalim su jais atsipalaiduoti, reikia žaisti, neklysti. Turbūt taip ir gaus dėl to. Galim sakyti, kad truputėlį turėjot sėkmės prie įvarčio. Nu, pirmam kėlinį jo truputį. Jeigu jie stipresnį vartininką turėtų, aš manau, šitą komandą dar aukščiau būtų. Patiko pačios rungtynės? Jo, patiko, kadangi tikrai vienas iš tokių retesnių varžybų, kurios gan korektiškos, be jokių spardymus, be raudonų kortelių, kaip sakant, viskas labai aišku. Čia dėl jūsų korektiškumo. Nu, mes tų kortelių kaip ir nesusirinkam, bet prieš mūsų komandas jų daug gavo. Dabar turnyrinė lentelė ir ta situacija. Daug esate atsiplėšiai, kaip jums patiems atrodo, ar nelabai daug? Nemanau, iš tikrųjų, nes laukia dar prieš akį, dar laukia Vilkai derbis kitą savaitę, po to Kalsbergas, Žaibo Kirtis, Skaidiškis, taip kad čia dar... Ir tada bus aišku, ar daug ar nedaug? Jo, ir tada bus aišku. Tai kur sugriuvot? Sunkumai prasidėjo prieš varžybas, nes 4-5 žaidėjų šiandien nesusiskaičiavom ir manau, kad pagrindinių žaidėjų gimtadieniai, Rimta priežastis? atostogos ir taip toliau. Todėl manau, kad pirmas dalykas buvo tame, o per varžybas, aišku, tas pirmas įvartis toks, sakykime, nereikalingas, o kaip mes jau apsitarėm trupučiuką, kad greičiausiai varžybos šitos buvo iki to antro įvarčio, nes turėjom progų, kai buvo rezultatas 1-1, neįmušėm, mums ir viskas. Bet šiaip aikštėje netrodė, kad neturit daug žaidėjų, tai čia parodo jūsų lygį ar ką čia parodo? Na, komanda mes jau taip bandom, jau vis tiek, aišku, kaip ir minėjau anksčiau, sunku surinkti tą gal, sakykime, 7-8, kur pastoviai ateitų, bet yra branduolys 14 žmonių, kurie sukasi vis tiek ir ateina, gal dėl to kažkiek tai jėgų pritrūko vis tiek, nors buvo neblogi keitimai, bet jėgų pritrūko ir, nu gaila, neblogai šiandien žaidėm, bet jiems geriau pasisekė. Čia grinai sėkmės dalykas buvo. Ne, aišku, Skaidiškas, tai, sunku žaisti su Skaidiškim labai. Bet ar teisingiau būtų, jei būtų lygiom pasibaigę, ar dabar teisingiau? Sunku sakyti. Greičiausiai, kad mes gavom 4 įvarčius, todėl manau, kad jie verti šiandien buvo pergalės. Nors mes dar vienas įvartis prie 1-1 ir būtų kitaip.